Nemeluosiu, į gyvenimą žvelgiu neoptimistiškai. Lengvai tariant. Ko norėt, kai gyveni tarp idiotų? Kiekvienas siekia tobulumo. Tobulo gyvenimo, tobulo darbo, tobulo pinigų. Net jeigu įstengtų pasiekti tą tobulumą, jie nebūtų to patenkinti. Žmogus yra toks organizmas. Jam svarbu ne kažką užtikrinto ir nepajudinamo turėti, o vis kažko siekti. Nesustojant siekti kažko vis daugiau, kažko, ką sunku suvokti, kas turi vienintelį pavadinimą – tobulumas. Silikoninė moters krūtinė. Tobula, ar ne? Toks ir tikslas – turėti tobulą krūtinę. Taip, ji tobula, tačiau tuo ir negraži. Nenatūrali, bet ne todėl, kad silikoninė, todėl, kad tobula. Idiotams patinka. Bet koks išsišokimas yra niekinamai nužvelgiamas arba negailestingai numalšinamas. Viskas griežta, lyg linksmieji kalneliai be kalnelių. Pakankamai proto sugalvoti taisyklės, per mažai žvelgti jose absurdą. Esame marinami nuo pat gimimo, nes, taip reikia. Taip turi būti. Kodėl? Kvailas klausimas. Gi todėl, kad taip žmonės sugalvoja. Esame mokomi tobulo gyvenimo formulės, kurios laikantis nugyvensime teisingai. Išmok skaityti, rašyti, iki mokyklą ir baik ją. Įsimylėk, bučiuokis ir mylėkis. Dirb gerai apmokamą darbą, sukur gražią šeimą, o galiausiai mirk laimingas. Formulė yra absurdas, nes formulė sukuria iliuziją. Dauguma mūsų net neįgyvena. Tačiau mirštame mes visi. Diena. Sveikas. Na tai, kaip po paskutinio apsilankimo? Pagerėjo? Pagerėjo? Pažiūrėsim šiandien ar... Pagerėjo. Oi, tik jūs nebijokit, ne, čia ne jums skirta. Čia man toks vienas labai paprastas klausimėlis iškilo. Kodėl aš neturėčiau, tarkim, dabar savęs nušaut? Vytai, čia ginklas? Nežinau. Pažiūrėsim. Kodėl aš neturėčiau savęs nusišaut? Nes, Vytai, klausyk, pasaulis yra gražus. Pagalvok apie savo šeimą, apie savo draugus. Tu dar tiek gali gyvenime daug ko nuveikti. Tiek patirti, pamatyti. Pasiekti. Tiek gyvenime dar nieko nepasiekęs, nieko nenuveikęs. Ne. Šitą mėšlą, ką tu man ką tik pasakei, kiša nemokamos pagalbos telefonų linijos. Jiems nerūpi, ar tas žmogus, kuris skambina, nusišaus ar ne. Jiems puchui. Tau, kaip matau iš to atsakymo, irgi. Ar aš mirsiu ar ne. Aš nenoriu, kad tu skaitytum iš vadovėlio. Aš noriu, kad tu paklausytum savęs. Aš noriu iš tavęs žmogiško
atsakymą. Aš noriu tavo nuomonės, kodėl aš neturėčiau dabar savęs nušauti. Duok man dar laiko. Duok truputėlį laiko. Laiko? Laiko, visi tik laiko. Nebėra laiko. Per vėlu. Ką tik mane nužudėt? Ha 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 ha!